Kodėl Kauno gatvės duobėtos? Kodėl dauguma Kauno gatvių atrodo tarsi būtų subombarduotos? Dažnai skundžiamasi, kad Kauno gatvėms remontuoti trūksta lėšų, tačiau kaip yra iš tiesų? Kaune dažnai apsilankantis susisiekimo ministras Eligijus Masiulis stebėjosi, kad miesto valdžia neskuba pradėti kai kurių gatvių ir tiltų remonto, nors jiems skirti milijonai litų. O ką apie tai byloja skaičiai? Kauno gatvių būklei gerinti skirta lėšų. 2007–2013 metais 24 milijonai litų iš ES fondų. 2010 metais 17 milijonų litų iš susisiekimo ministerijos. Ministras Eligijus Masiulis pastebėjo, kad Kauno valdžia nepanaudojo nė vieno lito ES lėšų skirtų gatvėms tvarkyti. Nors lėšų skirta nemažai, tačiau dėl užsitęsusių projektavimo darbų arba dėl aplaidumo, miesto kelininkų dėmesio vis dar laukia Juozapavičiaus prospektas, Petrausko, Parodos ir kitos svarbios Kauno gatvės. Tenka apgailestauti, kad sprendimus, kuriuos galima buvo padaryti jau prieš metus, jie yra dabar tik padaryti ir aš viliuosi, kad 2011 metai bus realūs, kalbant apie Juozapavičiaus prospekto rekonstrukcijos darbus. Nes tam lėšų yra iš tikrųjų numatyta, kaip jau sakiau, ir ES fonduose, tam mes galėtumėm ieškoti tam tikros dalies lėšų ir kitose kišenėse. Kaunas kasmet gaudavo nemažą dalį rezervinių lėšų, todėl ministerija galėjo gerokai prisidėti prie 2 tiltų į Nemuno salą statybų. Eligijus Masiulis sakė, kad jo vadovaujama ministerija ieškos lėšų Panemunės tiltui, Žalgirio arenos automobilių aikšteliai, Laisvės alėjos rekonstrukcijai, geležinkelio viadukams ir kitiems svarbiems objektams. Prognozuojama, kad šiais metais susisiekimo ministerija Kaunui skirs dar daugiau pinigų. Tad kada Kauno gatvėse nereikės laužyti automobilių? Kada mūsų miestas taps pavyzdžiu kitiems? Manau, kad galima rasti prastų gatvių ir Vilniuje, galima rasti prastų gatvių ir Kaune, bet viskas matyt vėlgi priklauso pirmiausiai nuo šeimininko. Jeigu miestas turi tikrą šeimininką, jeigu miestas turi politikus ir vykdomąją valdžią mieste, kurie labai rūpinasi miestų infrastruktūrą, kuri tarėsi su gyventojais, kurias aktualiausias problemas iš karto spręsti, nes visų problemų ir visų gatvių ir visų kelių iš karto nesutvarkysi pagal turimus resursus, tačiau mano galva reikia pirmiausiai pradėti nuo tų skaudulių, kurie yra patys didžiausi. Ten, kur kyla didžiausiai kamščiai, ten, kur yra daugiausiai nusidėvėjimo, ten, kur yra didžiausias intensyvumas autotransporto, ten būtent turi būti skiriamas pats didžiausias dėmesys ir didžiausios investicijos. O kita vertus, aišku, atsakant į klausimą, kada, tai aš manau, kad reikia turbūt, palinkėti, kad naujoji miesto valdžia būtų ambicinga ir tada užteks ir vienos kadencijos, kad būklė pagerėtų.